Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti 3 mūsų naujojo Ride E prekinio ženklo neįgaliųjų elektrinius vežimėlius. Nuo pačio pigiausio, komfortiškiausio iki pačio lengviausio. Kuris yra galingiausias, kuris kiek nuvažiuoja kilometrų, viską sužinosite šioje elektrinių neįgaliųjų vežimėlių apžvalgoje iš riedis.lt. Visi šitie 3 elektriniai neįgaliųjų vežimėliai yra atrinkti mūsų ir pagaminti pagal mūsų prekybinį užsakymą gamyklose, pagal tai, ką mes per daugiau nei 10 metų patirties sužinojome iš lietuvių klientų, ko jums reikia labiausiai. Todėl padarėme netgi 3 versijas, nors iš toli, iš pažiūros atrodytų tai tas pats vežimėlis. Noriu akcentuoti, kad galima gauti iki 90% paramą šiems vežimėliams. Mes turime visus tam pritaikytus medicininius sertifikatus, tuo pasirūpinome savo gamyklose Kinijoje, taigi ne tik šie 3 neįgaliųjų vežimėliai gali gauti paramą iki 90%, bet ir kiti Medi serijos įrenginiai. Tai yra pagalbiniai 3 ratų ir 4 ratų vežimėliai. Pavyzdžiui, Medi Fold, vienas iš populiariausių, Medi Tiga 3, Medi Tiga 4, Medi Trixie, Medi Light Plus, visi šitie vežimėliai, įskaitant ir Soft, Comfort ir Air, gali gauti iki 90% paramą už jų įsigijimą. Taigi kreipkitės į riedis.lt ir mes jums padėsime sutvarkyti dokumentus. Taigi, pradėkime nuo pigiausio. Tai yra vienintelis vežimėlis, kuris yra ne ličio baterijomis varomas, o turi švino rūgštinę bateriją. Automatiškai tai leidžia padaryti pigesnę kainą. Neturi jisai dėtuvių, dėja, jokių, tačiau yra labai komfortiškas, važiuoja paprastai, lengvai, valdosi taip pat kaip ir brangesni didieji jo broliai, tačiau jisai yra šiek tiek sunkesnis. 36 kg sveria Medi Soft. Medi Comfort transportas yra super komfortiškas, daug įvairių dėtuvių, pasidėti daiktam, viską parodysime ir čia iš priekio netgi lagaminėlis labai patogiai susilanksto per pusę, taip pat parodysime. Galingas 700 W varikliai, 12 Ah ličio baterija. Čia yra 500 W varikliai, 2 po 250, čia yra 2 po 350. Na, o Medi Air yra ypatingai lengvas elektrinis vežimėlis, turbūt lengviausias rinkoje, kokį teko bent jau man matyti, ir jisai sveria tik tai 16 kg svorį. Jo pultelis ne tik tai, kad gražiai šviečia, turi ekranėlį ir rodo įvairius dalykus, tačiau jisai ir šneka bei turi apšvietimo lemputę, kurią galima taip lengvai išjungti. 400 W variklis irgi su tokiu lengvu svoriu padeda įveikti beveik visus iššūkius, kuriuos galite sutikti Lietuvoje ar aplinkinėse valstybėse keliaudami. Taigi tai gali būti ir patogus kelionių partneriai neįgaliems asmenims. Taigi, aptarkime Medi Soft. Nedidelė kaina apie 700 €. Pedalai be abejo užsilenkia arba atsilenkia. Yra patogus displejus. Nusistato norimas greitis, nusistato ar norite garso, rodo baterijos lygį ir yra patogi valdymo rankenėlė. Taigi labai paprastai viskas valdosi. Gale jisai turi švino bateriją, kuri kaba ant korpuso, bet jinai kaip lagaminėlis gali būti lengvai išimama ir tada jau vežimėlio svoris ženkliai sumažėja. Vežimėlis, aišku, turi elektromagnetinius stabdžius, atleidus rankenėlę jis pats sustoja ir niekas jūsų nepastums, nuo kalno jūs nenuridėsite. Ta turi visi ir brangesni šie vežimėliai, žinoma, patogus išėmimas pultelio. Jeigu, tarkim, transportuojate, sulankstote vežimėlį, pultelį galite išsiimti, visuose modeliuose tas galioja taip pat, arba nustatyti pagal savo ranką atstumą, kokio atstumu norite, kad būtų pultelis, kaip jums patogiau. Tai yra privalumai šio modelio. Priekyje yra nedideli ratukai, standartiniai, šiek tiek, aišku, didesni yra Comfort modelyje, nes jis vis dėlto yra Comfort, o gale yra 11 colių ratai. Ratai visų vežimėlių yra nepramušami, jų nereikia nei pripūsti, nei nieko su jais daryti. Na, o dabar parodysiu, kaip jisai lengvai susilanksto. Taigi, pirma, nusiemam bateriją, štai, bateriją padedam į šalį, jinai kažkiek tai sveria be abejo, tai ne ličio baterija, švino,
ir labai paprastas yra sulankstimas. Tiesiog va šitą svirtį keliame į viršų ir susilankstome vežimėlį. Štai dabar jo svoris nėra toks didelis ir galima jį lengvai kažkur nusinešti, įdėti į automobilio bagažinę ir panašiai. Šitos pedalus taip pat galima susilankstyti. Na, o jeigu parodyti, kaip jisai išsilanksto, tai labai paprastai, štai taip, bateriją vėl pasiėmame, užkabiname ir išsitraukiame diržo, nes diržo irgi kartais gali prireikti prisisegti. Taigi visi šie vežimėliai turi ir diržą, o sulankščius visus juos patogiai galima ir stumti, nes jie turi papildomus štai tokius ratukus. Na, o Comfort modelis turi net 4 ratukus, todėl jį net nereikia laikyti, o tik tai stumti ir jis negriūna. Tai dėl to jis ir yra Comfort modelis. Na, o perėjus prie Comfort modelio mes galime pakalbėti apie itin galingus variklius, kurie įveiks bet kokią rampą, bet kokią įkalnę. Ir be abejo, dideli, stori, galiniai ir priekiniai ratai suteiks komforto. Ir tai dar ne viskas. Šiame modelyje yra puikiai amortizacinė sistema. Tiek per patį korpuso amortizatoriai dirba, tiek prie priekinių ratukų. Todėl jis ir yra toks komfortiškas. Na, priekinėje daiktadėžėje galime surasti įkroviklį. Jisai labai nedidelis, taip pat kaip ir visose mūsų Ride E prekės ženklo produktuose, nuo neįgaliųjų transporto iki elektrinių motorolerių, čioperių, mini automobilių, krovininių automobilių, dviračių elektrinių, netgi turime savo jau pasigaminę, labai populiarus X16 beje, pasižiūrėkite. Turime pasidarę lietuviškas aiškės instrukcijas su visais patarimais, kaip prižiūrėti transportą, kaip prižiūrėti bateriją. Ką jūs norėsite sužinoti, galite kreiptis į mus elektroniniu paštu labas@riedis.lt. Taigi, apsukam modelį Medi Comfort. Matome, kad jis turi pakankamai didelę gale daiktadėžę, turi išsiuvinėtą Ride E logotipą ir turime labai paprastus mygtukus. Šitie mygtukai yra blokatoriai, jie blokuoja vežimėlį, kad galima būtų stumti. Na, be abejo, jis turi būti tuomet išjungtas, o jeigu yra šiuose padėtyse, jau įjungtas variklis nuo pultelio. Jo tada nepastumsi taip lengvai, ratai yra užblokuoti. Na, o pakėlus šią svirtelę, jisai tiesiog 1, 2 ir patogiai susilanksto. Tai va, apie ką ir kalbėjau, yra 4 ratukų sistema, per kurią galite stumti, transportuoti, galiausiai jį nunešti, įsikelti į bagažinę. Viso šiame modelyje yra 6 amortizatoriai. Jis yra komfortiškas ir jo dar vienas didelis privalumas, jisai ne tik tai galingas, jisai ir atlaiko iki 200 kg vairuotojo svorį. Kai kalbant apie Soft ir Air modelius, jie atlaiko 136 kg. Na, o pats šis transportas sveria 29 kg, kai šis sveria 16, o šis 36. Visiems tikriausiai įdomu, kiek nuvažiuoja kilometrų šie transportai. Taigi 12 ampervalandžių baterija 24 voltų sistema yra šiuose dviejose modeliuose, jie gali veikti 20 km atstumą. Medi Air modelis gali veikti tos pačius 20 km, tačiau jo baterija yra 10 ampervalandžių 24 voltų. Kadangi pats jis yra ypač lengvas, dėl to ir gali nuvažiuoti su šiek tiek mažesnė baterija, tiek pat kiek jo broliai ar sesės. Na ir dabar liko šis lengvutis pukelis, Ride E Air oras. Tai dėl to jis ir toks lengvas kaip oras. Taip pat yra ratų blokavimas, kaip ir praeitame modelyje. Galima juos atlaisvinti, kad pastumti neįgalų asmenį ir varikliai būtų atjungti. Va, štai jis jau šneka, kad yra atrakinti variklio užraktai. Pabandom jį išjungti, tada atsiblokuoja. Ir tuomet mes galime lengvai stumti. Šio modelio baterija irgi ypač paprastai išsiema, yra mygtukėlis, tą mygtuką mes paspaudžiame ir ta baterija štai va tokia yra. Labai patogu nusinešti namo, pasikrauti tiek paskutinio arba pirmojo modelio. Tai yra ličio baterija, kaip jas prižiūrėti mes irgi pasakome kiekvienam savo pirkėjui. Taip pat mūsų puslapyje riedis.lt galite rasti tą informaciją, apačioje mūsų puslapio,
kaip prižiūrėti baterijas. Dabar sulankstimas. Šio modelio sulankstimas, be abejo, įlipant galima ir pasikelt rankinas, tiek šiame modelėje, šiame yra mygtukas, šiame dar yra dėtuvės, telefonam ar kitiem daiktam įsidėti, ne tik tai galinė daiktadėžė ir priekinė daiktadėžė. Šio modelio irgi rankinos pasikelia, ko dar nebuvau parodęs, o dabar sulankstimas. Taigi, užsilenkime priekį. Ir čia prie priekio yra svirtelė. Mes ją paspaudžiame, traukiame transportą į priekį ir štai, tai yra viskas. Toks paprastas yra sulankstimas. Jeigu trukdo šitas išsikišimas, atidarom, išimam, pasidedam jį čia ir labai lengvai įdedam viską į bagažinę. Jeigu reikia, iki bagažinės savo patogiai stumėmės, kad nesuprakaituotume ir nepaverktume. Taigi, tai yra nuostabus pagalbininkai, už gerą kainą, nuostabus daiktai. Atvažiuokite į Riedis LT, išbandykite, leisime pravažiuoti kaip ir visais savo transportais. Dabar išbandysim pravažiavimą, įjungiam MediSoft. Taigi, galę užsidedam į didesnę šiek tiek, 4 iš 5 ir važiuojam. Wow, patogu, tikrai patogu. Super. Pažiūrėsime apsisukimo kampą. Štai kiek įvairios technikos turim, galima apsižiūrėti triračiai, motoroleriai naujieji, Evio ir Evox labai faini. Taip pat uždangalai, pasižiūrėkite kokie uždangalai. Nuostabus elektriniam transportui, galima uždengti nuo lietaus, nuo vėjo, nuo dulkių. O dabar greitį padidinam. Wow, lekiam kaip vėjas, tikrai lekiam kaip vėjas. Dabar apsisukimo kampas. Irgi, va taip įlindom, tarkim, į tokį kampą, ar įmanom apsisukti. Taigi, spaudžiame biškį va taip ir viskas, ir mes jau apsisukę. Jeigu norime, išjungiam garsą, kad nebūtų jokių pipsėjimų. Tarkim, važiuojam naktį tyliai kambaryje, kai kažkas miega. Dabar aš vėl įjungiau, tai dabar išjungsiu. Garsą tikrai. Va. Išjungiau ir viskas, pastatėme vietą. Labai patogu. Dabar žiūrim, ką reiškia modelis Comfort. Dėl ko jis toks komfortiškas. Tikrai ne vien tik tai dėl savo dėtuvių, dėl tvirtos konstrukcijos amortizatorių. Pabandysime įvažiuoti staigiai į kokią nors rampelę. Taip pat uždėjome vienu greičiu mažiau negu įmanoma. Taip, jeigu norim įlipant, galim pasikelt rankinas. Čia jau galingesnis modelis, 700 W. Prisisekime saugos diržus. Nu, čia jau jaučiasi, kad ir sėdėsina šiek tiek patogesnė ir valdymas intuityvesnis kažkiek tai. Tačiau išbandykime įvažiavimą į rampą. Štai laisvai. Nuvažiuojam žemyn. Va, saugu, matot rampą ir nerieda žemyn, nei kiek. Ir nežinau, ar apvirst galiu, nelabai šiaip tai. Ir dar atbulinį važiuojam, dar atbulinis. Taigi jam nėra problemų įkilti iš tai tokio, net jeigu sustojam ratais čia, štai kaip užlipa. Labai galingas, tai komfortas yra ne tik tai važiavimo malonume, daiktadėžėse, bet ir galioje bei valdyme. Tai jaučiasi, tai tikrai jaučiasi. Viskas, atvažiavam, užsilenkiam, išjungiam ir atsisegam saugos diržą. Na ir Eiras, tas lengvasis modelis kaip pukelis. Šiek tiek žemiau rankų atlošai, kaip ir pirmame modelyje, komfortė šiek tiek aukščiau, tačiau gerai įsitaisę, bandome. Pirmin. Įsijungiame dar apšvietimą, jeigu tamsoj važiuojame. Čia super funkcija. Va, visos grindys šviečia, batai šviečia. Na ką, pirmin. Wow, patogu, tikrai patogu, lengva. Galiu valdyti įvairias situacijas, galiu nuvažiuoti, štai pabandykime įvažiuoti čia, jeigu man, tarkim, reikia pasiimti raktelį. Štai prie, tarkim, M20R, pasiemame raktelį, galime pasižiūrėti, net Ride E logotipas yra ant raktelių, ant displejų rašo modelių pavadinimas. Tai yra mūsų kurti iš 10+ patirties metų transportai. Dėl to perkant iš mūsų esate užtikrinti, kad visada gausite dalis reikiamas. Mes turime didelį detalių sandėlį. Kartais sako kiti arba
konkurencinės įmonės ar kiti, kam jums tiek tų detalių. Nu, mums patinka, kai mes galime išspręsti problemą, o ne nuo jos bėgti. Mums patinka, kai klientai žino, kad pas mus atvažiavę, jų transportas bus tikrai sutaisytas. Neatsimenu nei vieno, galbūt per plus ten 11 metų yra tik tai vienas koks transportas, kurio mes esame nesuremontavę. Na kągi, tai buvo Lukas iš riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote šių 3 elektrinių vežimėlių apžvalgą. Na, o jeigu jūs turite daugiau klausimų, nedvejojant, rašykite labas@riedis.lt, servisas@riedis.lt serviso klausimais, o jeigu reikia, paskambinkite mūsų telefonu 0633 77 888. Galiausiai, jeigu jūs tą galite, atvykite pas mus, aplankykite mūsų elektrinio transporto saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. Tai buvo Lukas iš riedis.lt, ačiū, kad žiūrėjote, o dabar jums sakau, iki. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.